Spektaklius, ko reikėjo tikėtis, Mažeikiai vieni iš šio čempionato lyderių. Na, mes irgi pretenduojam į tą pirmaujančių būrį. Vakar apmaudus pralaimėjimas ir didžiulė nesėkmė buvo Joniškyje. Vienas pagrindinių žaidėjų, Aurimas Birgelis, gavo labai sunkią traumą. Šiandien teko verstis be jo, bet rodė vyrai charakterį ir tiesiog pradžioje iniciatyvą turėjo Mažeikiai, o paskui, manau, mes pakeitėm gynybą ir mūsų gynyba davė vaisius. Tiesiog reikėjo apsiginti, o jau užpult, nes užpuolėm, žinoma, ir Mažeikiai labai stipri komanda ir tiesiog, manau, mačas pavyko abiem komandom. Pergalę kažkas turėjo švęsti ir šitą pasisekė mums. Pirmoje rungtynių pusėje Mažeikiai ne kartą kartojo netaiklius metimus. Kodėl nesisekė kovoti tuo šokus kamuoliuku? Tai ta problema ir mes patys keliam kurjerį ir su vyrais kalbam, mes tikrai pralošėme dažnai, kaip treneriai sako, lemtą. Tiesiog gal mūsų po krepšių žaidėjai šiek tiek vyresni yra ir Kalvelis, ir Mineikis. Tiesiog jau jie jaunesni žaidėjas gal šiek tiek ir nespėja. Bet pagrindė buvo, kad mes labai po krepšių buvom visi patys sulindę, kamuolį šiek tiek atšokdavo aukščiau ir Mažeikiškim tiesiog daug nereikėdavo daryti, tą kamuolį pasimdavo. Paskui tam mes per pertrauką pasikalbėjom, kad tiesiog reikia geriau atsikvėpti ir nelįsti patiem po krepšių, tas kamuolys jau tada nekryptų Mažeikius. Bet vis dėlto pergalę iškovoti, tai galbūt kokius aspektus įskaitumėt, kas lėmė pergalę, galbūt žaidėjus? Na, pergalę lėmė, manau, pirmiausia gynyba. Mažeikiam, manau, sunkiai pavyko rasti kelią. Mes šiek tiek kaitaliojom gynybą. Toliau mūsų trečiam kėlinykyje gerai sužaidė vidurio puolėjas, Mindaugas Kalvaitis, mes jam nepadėlėjom kamuolių. O paskui tiesiog gal tas charakteris, gal namų sienos, tiesiog vis tiek vyrai po vakaryčio pralaimėjimo šiandien jau tikrai buvo nusiteikę, kad lengvai pergalės neatiduos. Tai manau, čia gal ir sėkmės vienas kitas fortūnos momentas, kai buvo komandos apylygės ir tiesiog šiandien mums sekėsi, o kažkokio didžiulio pranašumo ar akivaizdaus kažkurio srity neturim, žaidėjai gana panašus į tai komandą. Tiesiog galim džiaugtis tik tai pergalę. Pradėjom gerai rungtynes, kontroliavom situaciją, bet nesugebėjom apsiginti nuo tritaškių ir nesusitvarkėme su jų priekinė linija, Kalvelio ir Mineikio. Kas būtent pasikeitė po pirmosios rungtynių pusės? Aišku, turi įtakos, kada jie pradėjo gintis aikštėje, mes turėjome problemą prieš aikštės gynybą. Tas mus išvedė iš pusiausvyros ir neužtikrintas puolimas atsiliepė ir gynybai, to pasiekė pralaimėjimą. O po traumos, Birgelio traumos Marijampolės komanda mobilizavosi ir parodė charakterį, kad gali žaisti be savo lyderių. Sužaidė geras rungtynes. Rokas Giedraitis šiandien gan piknaudžiavo tolimais metimais. Kai jo dona tolimi metimai, galbūt, aišku, tos pataikom procentus turėtų būti geresnis. Varžovas gynėsi aikštę, tai mus ir liko, tai tolimi metimai prieš aikštės gynybą. Bet tai mes nepataikėm.